žmonių ryšys per labai intimę erdvę, per jų seksualinės fantazijas. Tai dabar galima atsakinėti arba labai moksliškai, ką reiškia tos 4 raidės, bet aš galbūt pasakysiu, ką apskritai man tai reiškia. Tai yra žmonių ryšys per labai intimę erdvę, per jų seksualinės fantazijas. Tai yra per tai, kas jaudina. Tai tas pats priaukštinimas, tu tai įvardinai, priaukštinimas, prismaugimas. Klausimas, ką jūs iš to patirėt. Tai jau tas priaukštinimas būtent yra arba jau šiek tiek galbūt į skausmo, galbūt į padėties valdymo, galbūt į užvaldymą, galbūt jau šiek tiek į dominavimą, tai jūs jau esate jau BDSM erdvėje. Yra kaip ir jau pats veiksmas, bet ką jūs norite patirti, aš norim kontrolės šiek tiek, galbūt užvaldymo, galbūt to bėgiškumo, galbūt būti kažkieno tai rankose. Tai toks, sakyčiau, kad apie tai BDSM-as yra. O moksliškai, ką tas raidės reiškia? Tai 4 raidės, 6 žodžiai, B bondage, D gali būti domination arba disciplina, S submission arba sadizmas ir E mazochizmas.